į nosį. Dėkis du. Galima iš apačios? Nu, dėkis iš apačios. Gerai, tada dėkis vienai nenervok. Žiūrėk, ką jis įdaro. Nu, žydas, nu, nebūtų žydas. Paimk lėkštę, aš tau sakau. Paplokim žydelį, nes... Arba jis nusiramins, arba aš jį pritrėkšiu, žinokit, šiandien. Na, taip, gerai. Imi dar vieną, imi dar vieną, imi dar vieną, imi... Gerai. Two. Well done, mate. Well done. Imi dar vieną, kaip nori. Imi ar ne, paskutinį kartą klausiu. Iš apačios negausi. Iš apačios aš laikau. Šviežus, kaip tavo žuvis. Ne, tu mane sunervavai. Aš žinok savo grėblais, kai paimsiu, įdėsiu tau patį didžiausią. Nu, imk vieną dar žuvį. Pasiutęs žydas. Klausyk, tu net neįsivaizduoji, ką tau reiks daryti. Suvalgyt? Užsim. Pakramtyt. Ne, gerai, užtenka čia, žinok. O, dieve, koks dar žydas ir dar prietaringas prie viso to. Mėlėjai. Na gerai. Dar duosim poplyną? Ne. Vaikai, žinokite, per užgavėnes reikia labai daug valgyti. Pagrindiniai užgavėnių patiekalai tai yra žirnių košė su įbesta kiaulės uodega. Labai skanus dalykas, žinokit, pats bandžiau. Spirgais, šitie su lajumi taukais. Reikia valgyti kuo riebiau, nes po to tas 46 dienos, tai yra pasniko, kada negalima valgyti nei blynų, nei aliejaus, visokio riebių maistų negalima valgyti. Dėl ko šiandien turim prisivalgyti, kad būtume sotus vis iki Velykų. Mėlėjai, dabar ką jūs turite padaryti? Žydelė, būk geras, žiūrėk visą laikį mane, aš noriu tave matyti. Supratai? Nu, taigi dar mes paragausim šitus, kurių po vieną blinuką, ne vienas žyduk, vienas gali čia ir iš apačios imti jau, kaip sakant, savo jau patogiau čia. Va, ir čia dar one, please. Enough. Gerai. Na ir ką dabar jūs turėsite daryti, tiesiog